Kunigų knyga, 12 skyrius. Viešpats kalbėjo Mozei: paskelbk Izraelitams, jei moteris pagimdytų berniuką, ji bus 7 dienas nešvari, kaip mėnesinių metu. 8 dieną kūdikis bus apipjaustytas, bet ji pasiliks dar 33 dienas apsivalymui. Nieko, kas šventa, ji nepalies ir neis į šventyklą, iki pasibaigs jos apsivalymo dienos. O jei pagimdytų mergaitę, bus nešvari 2 savaites, kaip mėnesinių metu, ir 66 dienas tęsis apsivalymas. Kai pasibaigs jos apsivalymo dienos, už sūnų ar dukterį atves prie susitikimo palapinės įėjimo metinį avinėlį, deginamai aukai, ir jauną karvelį ar balandį, aukai už nuodėmę, ir atiduos kunigui, kuris tai aukos viešpatės akivaizdoje ir sutaikins ją su viešpačiu. Ir taip ji bus apvalyta. Toks yra įstatymas apie pagimdžiusią berniuką ar mergaitę. O jei neturėtų iš ko ir negalėtų aukoti avinėlio, ims 2 balandžius ar 2 jaunus karvelius, vieną deginimo aukai, o kitą aukai už nuodėmę. Kunigas sutaikins ją ir ji bus apvalyta.